Sveiki, gerbiami žiūrovai, su jumis sveikinuosi aš, Tomas Markelevičius, ir savo televizorių ar kitų išmaniųjų įrenginių ekranuose jūs šiuo metu matote vaizdus iš pirmojo Lietuvos automobilių mini ralio čempionato etapo Rally Kėdainiai. Tai pirmasis sezono etapas. Praėjusiais metais lygiai taip pat sezonas buvo pradėtas čia Kėdainiuose. Na ir šiemet analogiška situacija, tačiau organizatoriai čia parinko naujų greičio ruožų. Atrado išties įdomių vietų, išlaikė praėjusių metų įdomias vietas, na ir žiūrėsime, kaip dienos gale susidėlios čia rezultatai. Na, o jūsų ekranuose yra ketvirtasis greičio ruožas pavadinimu Daržovija 2. Iki šiol dalyviai įveikė 2 greičio ruožus ir važiuoja trečiąjį, trečiame veiksmas vis dar vyksta. Na, taigi galime trumpai užmesti akį į rezultatų lentelę, kas ten dedasi. Ir būtent pirmasis greičio ruožas, kalbant apie visiškai absoliučią įskaitą kartu su svečiais, geriausiai klostėsi Lenkams, tai yra Mikolaj Kempa ir Sebastian Vach. Jie pirmame greičio ruože 6 sekundėmis pranoko Paulių Beniušį su Justu Vaitekūnu, o treti pirmame greičio ruože buvo Ramūnas Čapkauskas ir Kastytis Torau. Na, žiūrime pagal klases, kokia situacija buvo pirmame greičio ruože, kadangi, na, absoliučioje įskaitoje svečiai varžosi dėl rezultato, jų laikus matome, tačiau, na, tai yra mini ralio čempionato etapas ir dėmesį reikėtų kreipti į klases, kuriuose ir verda pagrindinė kova ne tik dėl etapo trofėjų, bet ir dėl metinės įskaitos taškų. Tai yra būtent pirmoji galimybė sezone atsiriekti tą dalį pyrago ir, na, išvažiuoti iš Kėdainių su didžiausiu taškų skaičium. Tai OC2VD įskaitoje pirmą greičio ruožą sėkmingiausiai suvažiavo Ignas Lukoševičius su Katažina Šeinauskienė ir jų duetas net 9 sekundėmis čia pranoko Audrių Masilionį ir Aivarą Stalgaitį. Na ir treti, nuo antrosios vietos atsilikę viso labo 5,5 sekundės Majus Masonas ir Titas Rengaitis. Na, iš tikrųjų, gražu matyti Majus Masoną tokį tempą, kadangi klasėje 8 dalyviai, o Majus Masonas tai yra antrosios jo varžybos. Tai, na, iš ties smagu matyti, kad jaunuolis, ko gero, randa savyje tą sportininką, randa savyje tą vairuotoją ir sėkmingai tvarkosi su užduotimis šiandien čia bent jau pirmame greičio ruože. SGC3 klasės rezultatų lentelės viršuje pirmame greičio ruože buvo Aurimas Narbutas su Migle Debesytė ir jie čia 7 sekundėm įveikė Edgarą Marcinkevičių su Ernestu Kozlovskiu. Trečią laiką parodė 1,5 sekundės nuo antrosios vietos atsilikę Eividas Sitavičius ir Rimvydas Pagirskas. Veteranų kategorijoje pirmame greičio ruože greičiausias buvo Vilmantas Padegimas, kuriam stenogramas skaito Edvardas Gurevičius. Antanas Akučkas su Akvilė Kučkaitė buvo antri, 6 sekundėmis atsilikę. Na ir Vitalijus Plastinas su Gabija Stanulionytė čia fiksavo trečią rezultatą. 4VD įskaitoje greičiausiai buvo Jaunius ir Tauras Jasinevičiai su 7 sekundžių pranašumu prieš Vaidą Karašauską ir Ingą Surdokienę, o Vytautas Grubliauskas su Šarūnu Eidininku parodė trečią rezultatą. SGC4 klasėje pirmame greičio ruože lyderiavo Martynas Taknys su Motiejum Grigaravičium, Milvydas Malinauskas su Greta Šudaikytė fiksavo antrą rezultatą, Tomas Sakalauskas ir Matas Sakalauskas buvo treti. SGC2 įskaitoje lyderiauja Aurimas Šležas, Žilinas Šležas, tai ekipažas, kurie važiuoja visam žinomų Opel Astra automobilių dažytų policijos dizaino spalvom. Tai pirmame greičio ruože jie buvo greičiausiai, už savęs palikė Žygimantą Trumpelį su Nedu Nekrašu ir Jokūbą Andrulį su Nerijumi Geniu. Retro įskaitoje lyderiauja Arnoldas Kriuka, lyderiavo pirmame greičio ruože Arnoldas Kriuka su Mečislovu Grinkevičiumi. Genadijus Makėjevas, Rūta Makėjevienė fiksavo antrą laiką, o Laimonas Latvėnas ir Alvaidas Daugėla buvo treti. SGC1 įskaitoje Dominikas Viliušis su Dagnė Končiūtė 2 sekundėm pranoko Vidmantą Perminą su Emiliu Kucka. Na ir 1 sekundė, beveik 2 sekundėm nuo jų atsiliko Justas Augustis ir Deimantas Gajauskas. Na, o dabar mano ekranuose, jūsų ekranuose, tai yra ketvirtasis greičio ruožas ir
Daržovija 2 pavadinimu, būtent pagal šių varžybų partnerių įmonės Daržovija prekės ženklą pavadintas greičio ruožas, kurio transliaciją, kaip matote savo ekranuose, vykdo Videobankas. Tai ačiū Videobankui, jų kolektyvui. Na tikrai, manau, kad kaip ir pernai turėjom puikią transliaciją, kokybišką transliaciją, taip ir šiemet turėsime gražių vaizdų. Aišku, gal iki galo nepavyko įgyvendinti visų norų užfiksuoti ir transliuoti pačias efektingiausias vietas dėl interneto ryšio problemų. Na tikrai, greičio ruožai kai kur driekėsi tokiom vietom, kur net GSM telefono signalas yra labai prastas, jau net nebekalbant apie interneto ryšį. Na ir per pertraukėlę po 2 greičio ruožų teko bendrauti ir su šių varžybų vadovu Dariumi Šileikiu. Tai pirmi 2 greičio ruožai parodė, kad tie parinkti žvyrkeliai, tos parinktos atkarpos yra pakankamai klastingos. Ir per pirmus 2 greičio ruožus iš lenktynių pasitraukė 11 ekipažų iš 76 buvusių rikiuotėje. Na, priežastys įvairios, buvo gedimų, buvo šiokių tokių incidentų, visą laimę, kad nieko kritinio neįvyko. Vienu atveju buvo pažeisti automobilio saugos langai, bet ekipažas jokių sužalojimų nepatyrė. Čia ekranuose 9 numeris, tai yra Paulius Butmanas su Egidijumi Gelūnu, jie važiuoja su Saab 93 modeliu. Na ir prieš startą Paulius Butmanas minėjo, kad ne viskas yra tvarkoj su varikliu, nepasitikė pilnai automobiliu ir pagrindinis tikslas įvardytas Pauliaus tai buvo pasiekti finišą. Puikus tikrai vaizdai ir iš dangaus, ir nuo žemės. Videobankas transliuoja būtent šį pirmąjį Lietuvos automobilių mini ralio čempionato etapą Rally Kėdainiai. Na ir šių varžybų partneriai, aišku, generalinis rėmėjas Kėdainių rajono savivaldybė, taip pat rėmėjai Laumetris, Daržovija, Bandy Europe, UAB LTP ir draugai Orsafa bei Kramo. Ekranuose Rokas Ravinskis su Simonu Ravinskiu, C2VD įskaitoje lenktyniauja 10 numeriu pažymėtų BMW E87. Galime užmesti į rezultatus akį, skaičiuojant juos sumoje po 2 greičio ruožų. Tai C2VD įskaitoje Katažina Šinauskienė su Ignu Lukoševičium jau yra įgyję 17 sekundžių pranašumą prieš antroje vietoje besirikiuojančius Audrių Masiulionį ir Aivarą Stalgaitį. Čia jūsų ekranuose numeris 11. Ir tai yra ekipažas BMW automobiliu. Audrius Masiulionis, Aivaras Stalgaitis. Būtent jie yra antroje vietoje, skaičiuojant rezultatus po 2 greičio ruožų. 3 greičio ruožo rezultatų mes dar sistemoje neturime. Na ir po 2 greičio ruožų 3, kol kas vos 3 sekundės atsilikdami nuo antrosios vietos važiuoja Rokas Ravinskis su Simonu Ravinskiu. Būtent prieš šį ekrane matomą automobilį, prieš tai važiavęs juodas BMW, buvo Roko Ravinskio, Simono Ravinskio, kurie po 2 greičio ruožų rikiuojasi 3 vietoje. Ir čia jūsų ekranuose Antanas Akučka ir jo duktė šturmanaujantį Akvilė Akučkaitė Paulauskė, Subaru Impreza automobilis. Ir veteranų įskaitoje važiuoja jie, galima pasižiūrėti, kaip sekasi veteranų įskaitoje čia dalyviams ekipažams po 2 įveiktų greičio ruožų. Tai čia kol kas Vilmantas Patekimas su Edvardu Gurevičiumi yra 10 sekundžių priekyje prieš būtent ekrane matomą Antaną Akučką su Subaru Impreza automobiliu. Ir 3, 30 sekundžių netgi atsilieka jau nuo
Antrosios vietos Valentinas Surdokas ir Vytautas Vencius. Na, nežinau, kur jie tiek laiko iššvaistė, bet akivaizdu, kad pusę minutės priekyje jau yra Antanas Akučka, o dar 10 sekundžių aukščiau yra greičiau Vilmantas Padegimas. Ekranuose numeris 15 ir tai yra Edgaras Briedys ir Redas Milašius su Subaru Impreza ir jų kategorija yra SGC 4. Po 2 greičio ruožų SGC kategorijoje jie užima tik tai 5-ąją vietą. Na ir kol kas greičiausi SGC 4 įskaitoje yra Milvydas Malinauskas su Greta Šaduikyte. Ir ten kova tikrai labai įdomi, nes įveikus 10 km lenktynių, pirmą ir antrą pozicijas čia skiria vos 2,5 sekundės. Tai Milvydas Malinauskas su Greta Šaduikyte kol kas priekyje. Jie už savęs laiko Martynas Taknis su Motiejumi Grigaravičiumi. O trečioje vietoje rikiuojasi Tomas Sakalauskas ir Matas Sakalauskas. Na, čia jie turbūt turėtų vis dar dairytis į galinę vaizdo veidrodėlį, nes rezultato lentelėje 3 sekundės nuo jų atsilieka Donatas Maskuliūnas ir Egidijus Rakauskas. Na, o priekyje esantis duetas antroje vietoje besirikiuojantis Martynas Taknys su Motiejumi Grigaravičiumi yra pabėgę jau 16 sekundžių. Būtent ekranuose Martynas Taknys ir Motiejus Grigaravičius, Subaru Impreza automobilis, jie klasifikuojami kol kas antroje vietoje, įveikus 2 greičio ruožus ir bendroje sumoje jų laikas per 10 km 7 minutės ir 41 beveik sekundę. Na ir čia ekranuose Renault Clio automobilis. Ir šį Renuką pilotuoja 17 numerių pažymėtas ekipažas Žygimantas Trumpelis ir Nedas Nekrašas. Jie varžosi SGC 2 kategorijoje ir jiems čia neblogai sekasi. Jie klasifikuojami po 2 greičio ruožų antroje vietoje ir vos viena, netgi mažiau nei viena, 0,7 sekundės jie atsilieka nuo Aurimo Šležo ir Žilvino Šležo, būtent to Opel Astra, kuris pažymėtas policijos spalvomis, policijos dizainu. Tai na, tikrai čia kova kol kas įdomi per įveiktus 10 km pirmųjų 2 greičio ruožų pabaigoje. Mes matome tik tai 0,7 sekundės skirtumą tarp pirmos ir antrosios vietos. Na, mano prieš tai minėtas Paulius Butmanas ir Egidijus Gelūnas, kurie varžosi Saab automobiliu, jie trečioje vietoje rikiuojasi su 11 sekundžių, atsiprašau, su 11 sekundžių deficitu nuo antrosios vietos. Tai ekranuose matome lyderius po 2 važiavimų, po 2 greičio ruožas GC2 klasėje Aurimas Šležas ir Žilvinas Šležas su Opel Astra GSI. Na, tikrai matom, greičiai nemaži, dulkės kelia, automobiliai pakankamai sausa čia. Štai matom ir šiek tiek vėžė atsiradus posūkiuose, remiasi ratas į vėžės krantą, kyla į viršų žvyras. Na, vieta tikrai matom įdomi, intriguojanti, fotografai lygiai taip pat visada stovi ten, kur gražus vaizdai. Na, tiesiog nepamatysite nei vieno fotografo, tačiau fotografuoti posūkiuose, kur tiek daug gražaus žvyro kyla į viršų, kur iš paskos dulkės, na, tikrai efektingi kadrai čia. Na ir čia Subaru Impreza dar vienas automobilis, numeris 19 ir jį vairuoja Žygimantas Gilys, o stenogramą skaito Mindaugas Gilys. OC4VD įskaita. Na ir čia kol kas šis duetas iš 4 dalyvių po 2 greičio ruožų yra 4 vietoje. Na, nėra labai toli nuo trečios, 4,5 sekundės skiria Žygimantą Gilį su Mindaugu Giliu nuo Vytauto Grubliausko ir Šarūno Eidininko, kurie klasifikuojami 3 vietoje.
Na ir ką, panašu, kad mes turime rezultatus dabar ir 3. bei 4. greičio ruožą ir bus galima netrukus kalbėti apie skaičius ir pranašumus bei atsilikimus ir bendroje rikiuotėje. Taigi galime apibendrinti apskritai visus. Ne, visgi taip negalim, nes dar svečiai nevažiavo 3. greičio ruožo, na, kadangi svečių įskaita yra tie dalyviai, kurie yra su pranašesnė technika, niekaip netelpančia į mini ralio techninius reikalavimus, reglamentą, tai yra dalyviai, kurie atvažiavo į Kėdainius čia pasitreniruoti prieš kitą savaitgalį įvyksiantį pirmąjį Lietuvos A lygos čempionato etapą, tai yra 7bet rally Lazdijai, tai na, šie dalyviai į rikiuotės pabaigą sudėlioti ir patys pajėgiausi automobiliai ir ekipažai dar tik važiuoja ar dar tik važiuos 3. greičio ruožą. Na, kadangi tai yra mini ralis, tai yra C lyga, tai visas dėmesys ir visas prioritetas yra skiriamas būtent mini ralio dalyviams. Na, o tie svečiai, kad ir kokie jų tobuli, gražūs, nauji, galingi ir pranašus automobiliai būtų, jam tenka taikstyti su tuo, kad reikia važiuoti rikiuotės pabaigoje, kartais turint net ir nebe pačią geriausią kelio būklę, sakykim taip. Tai apie svečius mes turbūt, kad dar pakalbėsim vėliau, o dabar galime žiūrėti, kaip dėliojasi rezultatai klasėse 3. greičio ruože. Priminsiu, kad jūsų ekranuose 4. greičio ruožas, o 3. greičio ruožo mes rezultatus jau kaip ir turime. Tai po 3 greičio ruožų o C2VD klasėje vis dar lyderiauja Ignas Lukoševičius su Katažina Šeinauskienė ir jie dar šiek tiek auginasi pranašumą, tai yra 21 sekundė dabar juos skiria nuo 2. vietoje esančio Audrius Masilionio ir Aivaro Stalgaičio ir panašu, kad bręsta intriga dėl 3. vietos. Ten kol kas Vilius ir Justas Kuizinai su BMW 316 ir tik 3 sekundėmis jie atsilieka nuo Jie pirmauja prieš Roką Ravinskį ir Simoną Ravinskį, taigi 3. 4. vieta skiria 3 sekundės. Bus tikrai įdomu, na, dar liko daugiau nei pusę lenktynių, tai atsitikti gali visko. Aišku, ilgiausi greičio ruožai organizatorių buvo parinkti pirmai varžybų daliai, tai yra atitinkamai 4,8 km ir 5 km ilgio greičio ruožai, pavadinimais Laumetris ir Daržovija. 2 kartus važiuojame abu šie greičio ruožai, tai jau vien per pirmą dalį dalyviai veikia 20 km, na, o po to servizo zona, remontui laikas keisti padangas. Ir tada po pietų mes turėsime dar 4 greičio ruožus, na, 2 unikalius ir abu jie važiuojami po 2 kartus, tai vienas iš jų 3,5 km ilgio, kitas 2,8 km ilgio, jie trumpesni, na, tai galima sakyti, kad dalyviams reikia per pirmą ralio pusę turbūt mesti visus kozirius ant stalo, nes jeigu dabar prasnausi, pralauksi, pramiegosi, vėliau tiesiog gali nepakakti kilometrų atsigriebti tom išvaistytom ar prarastom sekundėm. Na, tikrai atakuoti panašu, kad šiame ralyje reikia nuo pat pirmų metrų. Kai kurie ekipažai prieš startą, mano kalbinti, taip pat Videobanko tiesioginėje transliacijoje deklaravo tą, kad na, iš karto nuo 1 kilometro pušins, kaip sakoma, maksimaliai, tai na, rezultatai byloja, kad kai kas savo pažado ir laikosi. Čia ekranuose Valentinas Surdokas su Vytautu Venciumi, su Seat Ibiza Cupra. Na ir po 3 greičio ruožų veteranų įskaitoje Vilmantas Padegimas su Edvardu Gurevičiumi 17 sekundžių pranašumą jau susikrovė prieš Antaną Kučką ir Akvilę Kučkaitę Paulauskę ir Valentinas Surdokas su Vytautu Venciumi, būtent kurie ką tik buvo mūsų ekranuose su Seatu, jie atsilieka daug, labai daug, tragiškai daug atsilieka nuo 2. vietos, tai yra 45 sekundės, na, daug, per 3 greičio ruožus tiek atsilikti, aišku. Mes kalbam apie Seat Ibiza Cupra kaip apie vieną šim varomą automobilį, kai tuo metu pirmi 2 ekipažai vairuoja visais ratais varomą techniką. Na ir čia ekranuose turime Žiguliuką. 27 numeris Genadijus Makėjevas su žmona Rūta. Retro įskaita VAZ 21051 modelis.
Ir po 3 greičio ruožų retro įskaitoje mes matome juos kaip lyderius ir, na, nežinau, gal nebus labai padoru sakyti, bet jie kol kas rezultatų lentelėje minutę lenkia arčiausiai jų esantį Aurelijaus Gruodžio ir Šarūno Mažeikos ekipažą. Na, gaila, kad šioje rezultatų sekimo sistemoje nematome tų vadinamųjų splitų, nematome daugiau informacijos apie kažkokias tai pasitraukimo priežastis, pasitraukimus, gautas baudas ar kitus dalykus. Sunku interpretuoti kažką. Kodėl per 3 greičio ruožus tarp pirmų 2 ekipažų atsirado minutės skirtumas? Na, minutė ralyje yra daug. Ta prasme, yra atveju, kai ralis laimimas ant sekundės. Yra atveju, kai raliai yra pasibaigę po 100 km lenktynių identiškų rezultatų ir tuomet jau teko atsiversti reglamentą ir skaityti taisyklės, kas tokiu atveju laikomas lyderiu, kai rezultatai yra identiški iki pat 10 sekundės dalių. Na, o čia per 3 greičio ruožus minutės skirtumas tarp ekipažų, na, negaliu pasakyti, bet tikrai turėjo greičiausiai problemų kiti sportininkai, o tuo metu Genadijus Makejevas su Rūta Makejevienė kol kas laikosi puikiai. Čia jūsų ekranuose numeris 32, Laimonas Latvėnas ir Alvaidas Daugėla. Na ir 3 greičio ruože jie buvo 3. Po 3 greičio ruožų jie buvo 3. O pasižiūrėkime, kaip sekasi klasiai SGC 1. Tai SGC 1 įskaitoje kol kas gana užtikrintai prieki yra prasibrovęs po 3 greičio ruožų Dominikas Viliušis su Dagne Končiūtė. Jie su Honda Civicu 26 netgi sekundėmis lenkia Justą Augustį su Deimantu Gajausku. Ir 3 vietoje Rugilė Kniezytė ir Ernestas Kozlovskis kol kas ten. Na, ekranuose numeris 33 ir tai yra Tomas Šimėnas ir Justinas Kiburys su antrosios serijos Volkswagen Golfu. Ir jie po 3 greičio ruožų bendroje SGC 2 klasės rikiuotėje tarp 9 dalyvių kol kas tik 8. Nuo artimiausio varžovo juos skiria beveik 2 sekundės, na, o nuo lyderių savaitę. Ne, juokauju. Minutė, 1 minutė. Ralio terminais taip, 1 minutė atsilikimas, galima sakyti, savaitę, nes, na, tikrai didelis atsilikimas nuo lyderiaujančio Aurimo Šležo su Žilvinu Šležu. Justinas Kiburys, Tomas Šimėnas atsilieka beveik 1 minutę. Taip, čia ekranuose numeris 34. Martynas Razminas ir Edvinas Krasauskas. Ir jeigu nesuklysiu, šitą automobilį mačiau Facebooko grupėje Rally Fanatikai. Yra įkelta kaip 2 greičio ruože. Jis po tos klastingos vietos greta karjero, apie kurią prieš startą kalbėjo daugelis dalyvių. Ta prasme, ten taip įdomiai sukonfigūruotas kelias, kad kyli į kalną, nematai kas už kalno, nematai kažkokio kontūro, medžių, dar kažko, neturi orientyro prie ko prisirišti, kur sukasi kelias. Na ir persivertus per tą vadinamą kalno viršūnę, tu tiesiog turi greitai pasukti dešinę. Tai labai tokia klastinga vieta, kur tikrai reikalauja iš sportininkų meistriškumo. Būtent šią vietą mes norėjome jums transliuoti, tačiau ten niekaip neradome interneto ryšio tam padaryti. Tai, na, bet jeigu Rally Fanatikų grupę Facebook'e atsidarytumėt, tikrai ten pamatytumėt iš tos vietos įdomių vaizdų, nes tikrai reikalaujanti didelės koncentracijos ir netgi gero užsirašymo tos vietos, pasitikėjimo stenogramą reikalaujanti vieta. Tai manau, kad galbūt dabar prieš tai ramiau 2 greičio ruože pravažiavę tą vietą dalyviai čia surizikuos antras iki važiuodami ir spustels dar stipriau. Oi, kiek gražių dulkių kelia čia į viršų. Subaru ekipažas numeris 35, wow, tiesiog gražu žiūrėti, aš įsivaizduoju, kaip jie mėgaujasi veiksmu ten kabinete.
savo Subaru, tai yra Donatas Moskoliūnas ir Egidijus Rakauskas, SGC 4 kategorija. Ir jie po 3 greičio ruožų ten yra 4. Ir manau, kad reikėtų važiuoti jau ne tik efektingai, bet ir efektyviai, kadangi nuo 3 vietos juos skiria viso labo 5 sekundės. Na, čia numeris 37 kažkaip pasirodė lyg tai iš šono pakankamai lėtai išvažiavo iš posūkio. Na, čia lyg dabar tempas panašu vėl auga. Numeris 37 ir tai yra duetas Jaunius Jasinavičius ir Tauras Jasinavičius su AC4 VD įskaito Subaru automobiliu. Na ir jie yra lyderiai, kol kas buvo lyderiai po 3 greičio ruožų. Matysime, kažkaip keistoka pasirodė, kai tik tai kameras papuolė šis automobilis, panašu, kad negreitėjo, tuo metu labai taip kažkaip akivaizdžiai, bet na dabar, kaip matome iš drono, matau, kad kaip ir viskas turėtų būti neblogai. Tai neturi teisės turbūt švaistyti laiko čia Jaunius Jasinavičius su Tauru Jasinavičium, kadangi 5 sekundžių persvara, na taip, tai nėra pusė sekundės, bet na 5 sekundės prarasti lygioje vietoje galima tiesiog. Dažniausia, sakykime, atskaitos taškas prarasto laiko, tai yra, jeigu kažkur praslydai sankryžą, jungiat atgalinę pavarą, visi skaičiuoja tai kaip 10 sekundžių prarastų, nes, na, kol tu sustoji, kol tu įsijungi atbulinį, kol tu atsistumi tą pavarą, kol tu pradedi greitėti, na, 10 sekundžių gali dėti ant stalo, tai 5 sekundės, na, čia pusė klaidos ir tų 5 nebėra. Na, tai natūralu, kad kol kas Jaunius Jasinavičius su Tauru Jasinavičiumi tikrai dar dėl savo pozicijos ramiai jaustis negali. Čia 38 numeris ekranuose, tai yra Saulius Nausėdas su Mindaugu Giedraičiu, Subaru Impreza, veteranų įskaita ir jie čia kol kas prieš paskutiniai, tai prieš paskutiniai 6 sekundėmis jie dar lenkia Tadą Vitkevičių su Linu Žvinakevičiumi, bet iki 4 vietos trūksta jau daugiau nei pusės minutės. Ekranuose Honda Civicas. Na, pažiūrėkit, kaip pjauna kampus dalyviai, kiekvienas stengiasi kuo labiau sutrumpinti tą savo kelio atkarpą, neprarasti greičio, pjauna vidinę trasos dalimis Justas Augustis su Deimantu Gajausku, Honda Civic, SGC1 įskaita ir po 3 greičio ruožų. Pasižiūrėkim, kur jie yra lentelė SGC1 po 3 greičio ruožų. Antri, taip, jie yra antri ir nuo 1 vietos, nuo Dominiko Viliūšio su Dagne Končiūtė, jie atsilieka 26 sekundės. Tai yra pakankamai daug. 3 vietoje iškart už jų rikiuojasi 16 sekundžių lėtesni Rugilė Kniezytė su Ernestu Kozlovskiu. Na, įdomu tai, kad Rugilė Kniezytė yra mergina, kuri praėjusiais metais važiavo su dizelinė Škoda. Tai prasme, lenktyniavo dizelinį automobilių ir tą darė, ko gero, vienintelė, jeigu nesuklysiu, visoje rikiuotėje. Na, ir šiemet jį persėdo į Honda Civicą ir, na, kaip sakė pati prieš startą, reikia adaptacijos, reikia supratimo, nes, na, dizelis važiuoja vienais ūkiais, benzininis motoras reikalauja visai kitokią ūkio diapazoną. Ta prasme, na, yra daug principų skirtingų automobilio valdymo, ir juos bando būtent čia perprasti Rugilė Kniezytė. Ekranuose numeris 40, Dominikas Viliūšis, Dagnė Končiūtė. Būtent šis ekipažas yra lyderis SGC1 įskaitoje po 3 greičio ruožų. Puikus tempas, puikus vaizdas, puikus greitis. Na ir ne tik panašu efektyviai, bet ir efektingai sugeba čia važiuoti Dominikas Viliūšis su Dagnė Končiūtė. Ekranuose numeris 41, Peugeot automobilis, Tadas Vitkevičius ir Linas Žvinakevičius. Na ir jie, kaip minėjau, veteranų įskaitoje kol kas rikiuojasi paskutinėje pozicijoje. Na, matosi, kaip skiriasi vairavimo stiliai, kai kurių pilotų vieni
į tą minkštą posūkį, sakykime, jau atvažiuoja praktiškai šonu. Kiti tiesiog automobilį remia vėžę, bet dideliu greičiu įveikinėdami kelią į viršų žvyrą, kiti šiek tiek konservatyviau. Bet aišku, kartais vaizdas gali būti labai efektingas, bet rezultato prasme ten nieko gero gali nebūti. Tai geriausia remtis, aišku, rezultatais, nes vien iš vaizdo susidaryti nuomonę kartais gali būti apgaulinga ir sudėtinga. Ekranuose numeris 42, Rugilė Knezytė. Su Ernestu Kozlovskiu, apie kurią ką tik pasakojau, tai būtent praeitą sezoną ši dama vairavo Škoda Fabia dizelinį modelį, pradėjo ralį, sakykime, savo kelią ralyje su šiuo automobiliu, su mano minėtų Škoda, o dabar ekranuose Honda Civicas, kuris reikalauja, kaip sakiau, visiškai kitokio vairavimo, visiškai kitokio elgesio su automobiliu ir, manau, kad kaip pradmuo tas dizelinis Škoda Rugiliai tikrai buvo tinkamas, o dabar pasirinkus jau tų praktikos kilometrų ir susukus jau ne vieną, turbūt 100 kilometrų greičio ruožais, Rugilė gali bandyti greitėti ir tą, ko gero, darys artimiausiu metu prisipratinusi šį Honda Civicą. Ekranuose numeris 43, dar vienas Lada automobilis. Ir čia prie šio automobilio vairo yra Aurelijus Grodys su Šarūnu Mažeika, Vazdu 101 ir retro klasės rikiuotėje po 3 greičio ruožų. Jie yra antroje vietoje. Minutė, mano minėta 1 minutė atsilikdami nuo Genadijaus ir Rūtos Makėjevų. Ekranuose numeris 44, dar vienas BMW automobilis, Oleksij Jarmolenko ir Vladislav Dėčiuk, svečiai iš Ukrainos. Teko prieš startą su jais pabendrauti, tai sako, tikimės gerai praleisti laiką, pasiekti finišą, greičio ruožai yra pakankamai klastingi, yra sudėtingų vietų, o kol kas galima pasižiūrėti, kaip jiems sekasi SGC3 kategorijoje įveikus 3 greičio ruožus, tai kol kas jie paskutiniai sunkiai pratinasi prie tos lietuviškos žemelės Kėdainių apylinkėse. Jie nuo 4 vietoje esančio ekipažo atsilieka 50 sekundžių, nuo lyderių jau beveik 2 minutėmis. Ekranuose numeris 46 ir tai yra Egidijus Lukošius su Arvydu Baliu, Volkswagen Golf SGC2 įskaita. Ir SGC2 kategorijoje jie kol kas 6 vietoje iš 9. Nuo 3 vietos juos skiria 30 sekundžių. Yra kur pasitempti, jeigu nori dienos gale iš Kėdainių išvažiuoti su įspūdingais trofėjais, Laumetrio kompanijos pagamintais trofėjais, įspūdingo metalo konstrukcijos, pjaustytos staklėmis ir sendintas metalas, rūdžių apimtas. Kaip jau sakiau, per starto arkos komentavimo sesiją per 15 metų automobilių sporte nemačiau niekur tokių trofėjų, tikrai išskirtinio dizaino, išskirtinio grožio trofėjai, kurie, manau, norėtų kiekvienas sportininkas, kad toks trofėjus papuoštų jo trofėjų kolekciją. Ir ekranuose matome publiką, tai publika už stop juostų atsistojusi, įsikūrusi, matome
gyventojų, vietinių irgi ir žinoma taip pat ir ralio gerbėjų iš visur atvykusių čia į Kėdainius, kadangi šį savaitgalį Lietuvos ralio sostinė yra Kėdainiai ir jų apylinkės. Tikrai labai džiugu, kad organizatoriai randa tų kelių, randa naujų atkarpų, ieško naujų atkarpų, žinoma, naudoja tas pačias patikrintas laiko atkarpas ir, aišku, labai norėčiau kažkada, galbūt ateityje, šiame krašte išvysti ir aukščiausią lygą Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą, kuriam organizuoti reikia ne tik žymiai didesnių pajėgumų, bet ir žymiai daugiau kilometrų greičio ruožų, sakykime, 90 mažiausiai kilometrų turėtų surasti organizatoriai, kad būtų galima bent jau greičio ruožų prasme atitikti Lietuvos automobilių ralio čempionato etapo reikalavimus. Čia pas mus transliacijoje kol kas galima pasigrožėti vaizdais iš drono, apylinkėmis žaliuoja, laukai gražu, o esanti pauzė, dėl ko nėra automobilių, tai padarytas 3 minučių intervalas, iki kol dabar ekranuose pasirodė Vitalijus Plastininas su Gabija Stanulionyte, Audi A1, modelis vienas gražiausių automobilių šiandien rikiuotėje, tai yra greitesni sportininkai kanale, todėl padaryta organizatorių varžybų vadovas, sakykime, sprendimas skirti didesnį laiko intervalą, kad nebūtų taip, kad greičio ruože pavytų greitesnis sportininkas lėtesnį, paskui kyla daug problemų dėl dulkių ir laiko kompensavimo, tai tiesiog vardan šventos ramybės ir lengvesnio gyvenimo visiems skiriamos papildomos minutės pertraukai tarpeliui tarp kanalo lėtesnių ir greitesnių dalyvių. Veteranų įskaitoje Vitalijui Plastininui ir Gabijai Stanulionytei, kurie ką tik buvo ekranuose su Audi, sekasi labai neblogai. Jie 16 sekundžių nusileidžia nuo Vilmantui Padegimui su Edvardu Gurevičiumi, tačiau 1 sekundė pirmauja prieš Antaną Kučką ir Akvilę Kučkaitę. Čia ekranuose dar vienas greitas ekipažas, tai yra broliukai iš Latvijos, numeris 49 Edmunds Grostinš ir Markus Krauklis su Mitsubishi Lancer Evolution 10-osios generacijos. Jie lenktyniauja OC4VD klasėje ir čia po 3 greičio ruožų jie kol kas 5. Tiesa, nuo 3-osios vietos jau atsilieka 35 sekundės. Matome, kad kyla dulkės, taip, sausi žvyrkeliai dulka, bet džiugu, kad bent jau atvirose vietovėse yra vėjas, kuris per tą 1 minutės intervalą prasklaido tas dulkės ir dalyviai gali važiuoti pakankamai komfortiškomis sąlygomis. Čia ekipažas iš Panevėžio, Autorikonos komanda, Subaru Impreza, pažymėtas 50-ojo numerio, Egidijus Savičius ir Rimantas Leščauskas su Subaru Impreza ir jie OC4VD įskaitoje. Po 3 greičio ruožų, kol kas paskutiniai, bet tai, sakyčiau, nėra jokia staigmena, kadangi po 2 metų pertraukos Egidijus Savičius grįžta į automobilių sportą, į ralį prieš 2023 metais, paskutinį sykį, kiek prieš startą kalbėjau su Egidijumi, jis važiavo sportiniu režimu, paskui tokia kūrybinė pertrauka ir dabar vėl išbėgo į aikštelę, jeigu galima taip sakyti, čia Egidijus Savičius ir bandys susirinkti tos reikiamus kilometrus, prisiminti automobilio valdymą, prisiminti ralio specifiką ir tikėkime, kad jei sezone Egidijus Savičius ir toliau važiuos, manau, kad ta 6 eilutė rezultatų grafoje iš 6 tik laiko klausimas. 51 numeris Eivydas Itavičius ir Eivydas Pagirskas, SGC3 įskaita ir, man atrodo, jie turėtų būti prizininkai po 3 greičio ruožų. Taip, jo, aš neklystu. Rezultatų lentelėje jie kol kas yra 3 ir įdomi situacija dėliuojasi čia. Už savęs Kęstutį Baranauską su Mariumi Kairiu jie yra palikę jau dabar po 3 greičio ruožų 1 minutę. O priekyje esantis Edgaras Marcinkevičius su Ernestu Kozlovskiu
juos lenkia viso labo 6,5 sekundės. Taigi nėra dabar pagrindo jokio dairytis atgal Eivydui Sitavičiui su Rimvydu Pagirsku ir saugotis, kad varžovas iš galo jų rezultatų lentelėje neaplenktų. Dabar galima bandyti atakuoti, kadangi į antrą vietą pakilti reikia 6 sekundžių greičio ruožų dar visa galybė. Iš viso šiame ralyje, mini ralio pirmame etape, mini ralio čempionato pirmame etape rally Kėdainiai dalyviams reikės įveikti kiek daugiau nei 30 km greičio ruožų, o bendras ralio ilgis su pervažiavimais šiek tiek viršys 160 km. Čia numeris 52, šiek tokia klaidelė, išvažiuojant iš posūkio vairu teko padirbėti čia 52 numeriu ir tai yra Majus Masonas su Titu Ringaičiu, kaip jau minėjau prieš tai, Majus Masonas. Tai yra antrasis jo gyvenime ralis, man teko jį sutikti metų pradžioje, dar žiemą Rokiškyje sprinto etape, tai buvo pirmasis jo debiutas. Paskui porą treniruočių ir dabar antrosios varžybos. Ir įdomu tai, kad Majus Masonas OC2VD klasėje demonstruoja visai puikų greitį. Ir po 3 greičio ruožų jis ten su šturmanu Titu Ringaičiu klasifikuojami 3 vietoje. Tikrai solidu. Čia numeris 53 ir tai yra ekipažas, kuris varžosi kategorijoje SGC3 Kęstutis Baranauskas, Marius Kairys, numeris 53. Ir pasižiūrėkime, SGC3. Taip, tai yra mano minėtas ekipažas, būtent kai aš kalbėjau apie Eivydą Sitavičių ir Rimvydą Pagirską, kad jie gali būti ramus dėl už nugaros esančio varžovo, tai ekranuose būtent ir yra Kęstutis Baranauskas su Mariumi Kairiu, kurie atsilieka nuo 3 vietos 1 minutę. Sunku pasakyti, kur tiek laiko buvo iššvaistyta. Neturiu galimybės žiūrėti telemetriją kažkokią informaciją apie splitus ir kitus tarpinius dalykus, iš kurių galima spręsti, kur ekipažas galėjo ir ką padaryti. Kad iššvaistė tiek laiko, natūraliai sportinė prasme per 15 įveiktų kilometrų prarasti minutę, tai yra tikrai daug. Per 15 kilometrų tai yra stiprus skaičiai, jeigu, sakykime, neįsivaizduoju, kaip turėtų skirtis važiavimas, kokiu tempu turėtų važiuoti, jeigu tiek laiko iššvaistė be jokių pabuvimų šalia kelio. Taip, toliau ekranuose numeris 55 ir tai yra Justas Urbanas ir Nojus Bačauskas su Ford Fiesta automobiliu OC2VD kategorija ir jiems OC2VD kategorijoje. Pasižiūrėkim, kaip dabar sekasi. Kol kas mes čia liktai ir neturim dabar jų rezultatų. Pabandykime atnaujinti rezultato sekimo sistemą. OC2VD. Kol kas aš jų galimybės matyti rezultatą neturiu. O čia ekranuose dar vienas BMW automobilis, 54 numeris, Jokūbas Andrulis ir Nerijus Genys. Ir jie čia šioje įskaitoje po 3 greičio ruožų užima 3 vietą, tačiau su tokia trapia persvara, kad jis siekia vos 0,8 sekundės prieš 4 vietoje esančius Paulių Butmaną ir Egidijų Gelūną. Taigi, tikrai graži kova dėl 3 pozicijos po 3 greičio ruožų SGC2 klasėje. O iki 2 vietos Jokūbui Andruliui su Nerijumi Geniu trūksta dar 11 sekundžių. Ten Žygimantas Trumpelis su Nedu Nekrašu, o lyderiai Aurimas Šležas ir Šilinas Šležas su policijos automobiliu čia nuo 3 vietos jau yra pabėgę net 24 sekundėm. Numeris 59 ir čia austėja. Atsiprašau, Vidmantas Perminas Emilis Kucka, SGC1 kategorija Honda Civicas. Ir jie SGC1 kategorijoje po 3 greičio ruožų. Irgi neturiu dar rezultatą po 3 greičio ruožų. Turbūt kažkas su GPS sistema 3 greičio ruožų rezultatų
ne iki galo gerai atspindima į rezultatų sekimo sistemą, kadangi po 2 greičio ruožų šis ekipažas dabar matomas ekranuose klasifikuojamas buvo 3 vietoje, nuo antrosios juos skyrė 4 sekundės, nuo 4-osios jie buvo pabėgę per 12, o na 3 greičio ruožo rezultatų aš sistemoje ir jų kol kas dar nematau. BMW, dar vienas BMW, 46 kėbulo ir čia numeris 60. Ir juo lenktyniauja Mindaugas Stundžia ir Jegor Gorbačiov, SGC 2 įskaita. Taip, jų rezultatas po 3 greičio ruožų 10 iš 11 dalyvių. Na tikrai nieko kol kas stebuklingo ir labai didelis atsilikimas nuo pirmosios vietos, 2 beveik minutės. Taip, daugiau negu pusantros minutės, beveik 2 minutės Mindaugo Stundžios ir Jegoro Gorbačiovo. Čia avarinis šviesos signalas. Ir panašu, kad techninis gedimas kažkoks yra. Paklausykim garso, kas girdisi. Lik ir ne visais cilindrais dirba 61 numeriu pažymėtas Volkswagen Golfas, kuriuo važiuoja Dominikas Žala ir Rimvydas Žala. Na, kažkokia žala variklyje turbūt yra, nes visiškai nevažiuoja. Na, arba kokios nors, nežinau, pavaros gal nėra, kad tenka važiuoti tokiais žemais ūkiais, vos burbuliuoja variklis. Na, išvaistys čia laiko ekipažas Žalų, svarbu, kad parvažiuotų po 4 greičių ruožų iki servizo zonos, tuomet bus galima kažką tai tvarkytis, ieškoti problemos, tačiau sekundžių čia bus išvaistyta daug ir ko gero kova dėl pozicijų prizinių jiems jau dabar gali tekti pamiršti. Ekranuose numeris 63, Laurynas Domarkas ir Arminas Žasytis, SGC 2 įskaita su Peugeot. O, kokia kontra, koks aštrus pasistatymas. Sumanimas geras ir išpildymas, sakyčiau, net ir labai neblogas. Ir jie čia kol kas 9 vietoje iš 11 ekipažų po 3 greičio ruožų. Na ir čia jūsų ekranuose mes turime ekipažą Austėja Graičiūnaitė ir Gediminas Ivanauskas. Tai yra mergina prie vairo, kuriai tai yra pirmasis gyvenime ralis. Kodėlgi ne? Nusprendė Austėja išvažiuoti į trasą kaip vairuotoja po to, kai jai šį pasiūlymą pateikė Gediminas Ivanauskas Ivanulė. Mums puikiai pažįstamas ralio pilotas, drifto lenktynininkas, pastaraisiais metais iš drifto nuklydęs, labai džiugu, kad nuklydęs į ralį ir lenktyniavęs ir Porsche automobiliu, na tikrai nuotykių fabrikas, galima taip įvardinti Ivanulę, nes na, su juo niekada nebūna liūdna. Aš tikiu, kad šiandien veiksmo ten kabinete turi abu ir Gediminas Ivanauskas ir Austėja Graičiūnaitė tiesiog renka patirtį, renka tos kilometrus, na, nauji dalykai. Bet aš labai džiaugiuosi matydamas vis daugiau merginų, moterų vairuojančių ralyje. Na tikrai labai džiugu matyti, kad damos irgi nori tokiais būdais pasisemti adrenalino. Na dabar vėl matysime 3 minutės gražaus apylinkių vaizdo iš Kėdainių krašto, kadangi vėl 3 minučių intervalas yra tarp Austėjos Graičiūnaitės ir Pauliaus Beniušio, kuris atidarys svečių įskaitą, 4. važiavimą.
Tai jau mano minėti patys greičiausiai, galingiausiais automobiliais apsirūpinę sportininkai ir šiandien čia jų yra, na, tikrai galima tuoj pat suskaičiuoti, kiek mes čia jų turim. 16. Gražu, labai gražu, 16 dalyvių yra svečių įskaitoje, tai čia matysime įvairiausių modelių. Nuo N5 serijos Citroen C3, Mitsubishi Lancer Evo 9, Ford Fiesta N5, Ford Fiesta Rally 3, Ford Fiesta Rally 4, Opel Corsa Rally 4, BMW 328, Subaru Impreza, Ford Escort, Ford Fiesta R2, Toyota Celica GT4 ir dar 3 side-by-side'ai, vadinami SSV bagiai, Can-Am Maverick X3. Tai smagu, kad turime čia ir bagių. Bagiai, kaip jau kalbėjom prieš startą su vairuotojais, jie važiuoja per viską. Jiem nesvarbu kupstas, nesvarbu kažkoks nedidelis kelmas, visiškai nesvarbu akmuo, amortizatorių eiga, ten metras, tai, na, ten, kur kiti stabdo prieš duobę, bagių vairuotojai ten net neatleidžia akceleratorius. Na ir kol atvažiuos čia svečių įskaitos dalyviai mums į ekraną, štai, matom, Paulius Beniušis atvažiuoja mums į matomumo zoną, kuriam stenogramą skaito Justas Vaitekūnas, Citroen C3 N5 ir kalbant apie svečių įskaitos rezultatus, tai po 3 greičio ruožų šis ekipažas Paulius Beniušio ir Justo Vaitekūno klasifikuojamas antroje vietoje. Jie nusileidžia 4 sekundėm Ramūnui Čapkauskui su Kastyčiu Torau. Ir 6 sekundėmis lenkia Mikolaj Kempą ir Sebastianą Vachrą iš Lenkijos. Na, pažiūrėkit, visai kiti greičiai, visai kiti užėjimai į posūkius, visai kitokie išvažiavimai. Na, tikrai, tai yra galingesni, pranašesni ralio automobiliai, kurie čia smėlį ir žvyrą į orą kelia dar aukščiau. Ekranuose Ramūnas Čapkauskas ir Kastytis Torau, ralio legendos. Daugkartinis Lietuvos ralio čempionas, žiedinių lenktynių nugalėtojas Ramūnas Čapkauskas. Prieš startą su Ramūnu kalbėjau, sakau, Ramūnai, tu visur ir viską važiuoji. Sako, aš toks žmogus, aš nors ir kiekvieną savaitgalį kažkur važiuočiau. Ir panašu, kad jisai šio savo plano laikosi. Nesvarbu, ar tai būtų sprintas, nesvarbu, ar tai būtų mini ralis ar A-lyga, Ramūnas visur. Ir su savo Mitsubishi Lancer Evolution skrodžia Kėdainių apylinkių žvyrkeliu šiandien. Na ir jis būtent kartu su Kastyčiu Torau yra dabartinis lyderis po 3 greičio ruožų. Šiuo metu ekranuose 4. greičio ruožas pavadinimu Daržovija. Na ir po šio greičio ruožo dalyviai jau keliaus į servizo parką, čia atgal į pačią Kėdainių širdį, į rinkos aikštę ir pamatysime čia, kaip mechanikai pluša prie automobilių, ruoždami juos antrai lenktynių daliai. Čia Marius Vėgėlė su Renaldu Gegužinsku, 9-osios kartos Evolution ir kol kas rezultatų grafoje Marius Vėgėlė 4, 11 sekundžių skiria nuo Mikolajaus Kempos ir Sebastiano Vacho. Na, kai važiuoja šį automobilį, net nenoriu įsiterpti į eterį, kadangi, na, taip gražu klausyti tų antilag sistemų riaumojimų, šūvių iš duslintuvo, jungiant pavaras, na, tikrai visas ralio grožis šiandien čia Kėdainiuose. Ir čia numeris 69, Nikolaj Kempas, Sebastian Vach. Jie kol kas treti, 6 sekundėm atsilieka nuo antrosios vietos.
Na ir prieš startą man teko kalbėti su Mikolai Kempa ir Sebastianu Vachu, tai Lenkai neslėpė, kad jie čia į Kėdainius atvažiavo būtent ir treniruotis, ruoštis 7bet Rally Lazdijai varžyboms Lietuvos automobilių ralio čempionato A lygos pirmam etapui, kuris įvyks jau artėjantį savaitgalį Dzūkijos apylinkėse. Na tikrai, šiandien, sako, mūsų tikslas yra pasitreniruoti ir būtų gerai labai neprisidaryti reikalų, kad nereiktų per savaitę naktų leisti mechanikams garažuose. Čia dar vienas ekipažas ir jūsų ekranuose Ford Fiesta automobilis, numeris 70. Ir čia šiuo automobiliu lenktyniauja Karolis Kairys ir Audrius Narkevičius. Jie kol kas rikiuotėje paskutiniai. Atsilikimas 5 minučių nuo pirmosios vietos ir, na, aš nežinau, ar jie pabuvojo kažkur šalia kelio, ar gavo kažkokių kitų baudų už per ankstyvą įvažiavimą į laiko kontrolės zoną ar panašiai. Na, sunku pasakyti, kai nematau baudų grafos savo telemetrijos sistemoje, rezultatų sistemoje. Greičio prasme galima būtų gal pasižiūrėti atskiros sekcijas, bet tos opcijos mes kol kas neturim. Tai pabandysim gal ir per pertrauką servizę dalyvių parke pasigauti patį Karolį Kairį ir paklausti, kodėl jisai 15, o ne 5. Toliau jūsų ekranuose dar vienas ekipažas, numeris 73, tai Markas Buteikis su Titu Čepkausku. Na ir jie čia kol kas 6 svečių įskaitoje. Na ir ekranuose matome numerį 74, tai yra Erikas Valkeris, kuriam stenogramą skaito Lietuvos ralio čempionas Ervinas Nitkas, šturmanas su daugybė valandų, metų, savaičių patirties, su turbūt tūkstančiais surašytų stenogramų puslapių. Na, vienas, ko gero, tų sensėjų, tų mokytojų, kurie, na, gali pamokyti vairuotoją, kur galima pagreitėti stenogramas, nes, na, tikrai nepaslaptis, kad greitis slypi teisingoje stenogramoje, o Ervinas Nitkas yra tas žmogus, kuris tikrai žino, kaip tą padaryti. Erikas Valkeris, tai, na, sakykime, jaunas vaikinas, jaunas vairuotojas turintis, taip, patirties ralyje turintis, tačiau su šiuo Opel Corsa automobiliu dar reikės susidraugauti, dar reikės atrasti to greičio, nes, na, bent jau kol kas sunku įvertinti tikrąjį jo greitį, kai rezultato lentelėje jisai klasifikuojamas 8 vietoje, bet svečių įskaitoje važiuoja labai skirtingi automobiliai. Ta prasme, na, sunku kalbėti apie visą tą absoliutą. Svečių klasės reikėtų filtruoti pagal automobilius ir tada bandyti lyginti, kur yra Erikas Valkeris. Na, manyčiau, kad galima jį palyginti su Marku Buteikiu, su Rally 4 kategorijos automobiliais. Tai, na, Markas Buteikis kol kas greitesnis už Eriką Valkerį. Čia 20 sekundžių panašu, šiek tiek mažiau, ne, šiek tiek mažiau, 10, čia 12, jeigu visiškai tiksliai, 12 sekundžių skiria Marką Buteikį nuo Eriko Valkerio. Na ir čia berods 58 numeris, jeigu gerai pastebėjau, nuvažiavo, tai yra Bruno Gryts ir Ugnius Vainevičius. Bruno Gryts yra jaunasis Lenkijos lenktynininkas, važiuojantis su lietuviška licenzija. Ugnius Vainevičius, jis moko ralio paslapčių, šturmanauja, o pervažiavimuose tarp greičio ruožų net ir vairuoja automobilį, kadangi Bruno Gryts neturi vairuotojų pažymėjimą. Jam tiesiog metų per mažai. Čia ekranuose numeris 76, Jonas Miknius ir Paulius Karbalius. Jie svečių kategorijoje su BMW 328 kol kas 9 vietoje. O, kaip gražiai. Na, šiek tiek pavarą panašu, neįjungia pavaros laiku Jonas Miknius, bet atėjimas į posūkį buvo labai optimistinis.
Ir čia jūsų ekranuose Marius Petrauskas ir Kamilė Zokaitė, vienas gražiausių automobilių, ko gero ne vieną apdovanojimą už dizainą ir išvaizdą susirinkęs. Bent jau publikos simpatijos, tai nebejotinai ryškės spalvis, geltonos, juodos ir fioletinės spalvų kombinacijos. Ir galima pasižiūrėti, kaip jų rezultatas dėliojasi svečių kategorijoje. Na ir jie čia 12 kol kas iš 15 ar 16 esančių dalyvių sąraše svečių įskaitoje. Na, dar kartą priminsiu, kad svečių įskaitoje važiuoja visi dalyviai, jau nebeskirstant jų atskirai į techniką pagal kategorijas. Tai yra viena bendra, jeigu taip galima išreikšti ralio terminais kalbant, svečių absoliutkė. Nėra skirstimo į kitas kategorijas priešingai negu mini ralio įskaitoje, kur yra netgi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klasės. Tai, na, svečiams, aišku, kaip jau ir sakiau prieš tai, šis ralis yra tiesiog testas, tiesiog bandymų poligonas, sukti tuos kilometrus, testuotis automobilius prieš prasidedantį Large Lietuvos automobilių ralio čempionato etapą kitą savaitgalį Dzūkijoje. Na ir čia mes turėtume pamatyti Gediminą Daunorą su Vitoldu Ambrozaičiu, Subaru Impreza VRX, bent jau taip turėtų būti pagal starto tvarką. Po 2 greičio ruožų, kaip supratau, įvyko ne pergrupavimas, o tiesiog dalyvių sutraukimas, pašalinant iš rikiuotės iškritusius dalyvius. Tai, nežinau, būtent galbūt dėl tos priežasties mes čia ir nematom 77 numerio Gedimino Daunoro, galbūt. O va čia būtent dabar ekranuose yra Bruno Gryts, apie kurį kalbėjau prieš tai. Tai šis jaunasis lenkas važiuoja su Ugniumi Vainevičiumi. Ir, na, kai privažiavo prie starto arkos, jaunuolio praktiškai automobilėje net nesimatė. Nu, kiek anksčiau matėme ir Tomą Žemaitį su Šarūnu Ruliu, su Ford Fiesta Rally 4. Jie perlipė iš BMW automobilio. Šiandien ryte sakė, kad labai sunku išmesti iš galvos tą BMW vairuotojo sindromą ir mokytis priekinę šimi varomą automobilį kontroliuoti yra reikalų. Čia Bruno Grytsas su Ugniumi Vainevičiumi. Ir jie rezultatų lentelėje. Pasižiūrėkim, kaip atrodo svečių klasėje. Vienuolikta vieta, nėra blogai. Lenkia keletą dalyvių šis jaunuolis iš Lenkijos. Čia numeris 78, tai yra Tomas Rakauskas su Giedre Kundrotaitė, Toyota Celica GT4. Na, aš pavydžiu, žinokit, tiem gyventojams, ta prasme, kieme ralis. Kiti gal sakytų dulkės, akmenys, triukšmas. Nežinau, aš norėčiau čia turėti sodybą. Na ir netrukus turėtume pamatyti 3 side-by-side SSV kategorijos bagius. Būtent čia ekranuose yra Deividas Gezevičius su Evaldu Kvederiu. Ir įdomu tai, kad jie su tuo side-by-side, būtent šituo motobagiu, bendroje svečių rikiuotėje tarp 15 dalyvių klasifikuojami 5-oje vietoje po 3 greičio ruožų. Ta prasme, wow. Toks bagis, kuris, jo trūkumas, sakykime, yra maksimalus greitis. Jo maksimalus greitis tikrai nėra didelis, galbūt apie 130 galima važiuoti su šiuo bagiu, kai sportiniai automobiliai, ko gero, važiuoja, na, priklausomai kokia yra pavarų dėžė, kokia yra ta technika ir kategorija. N5 automobilis, gali važiuoti 175 senieji gerieji Evolutionai ir 200 gali važiuoti žvyrkeliu. Na, šitie bagiai gali 130 plus minus važiuoti, bet jie kitose vietose kompensuojasi
iš savo to pakabos darbo, nes, na, pažiūrėkit, kokio dydžio amortizatoriai, kokio ilgio, kokio storio tie amortizatoriai, ypač ant galinės ašies, kaip dirba pakaba. Jiem nesvarbu akmenys, jiem nesvarbu duobės, jis eina kiaurai, tas bagis eina kiaurai. Toks jausmas, kad ratai atskirai dirba nuo kėbulo, na tikrai technika šedevrai. Na, tik šios bagius vairuoti ir kontroliuoti, na, reikia su ypatingu supratimu ir suvokimu, nes šiaip, na, apversti jį ant šono yra pakankamai lengva. Tekę man yra sėdėti prie vairo tokiame bagyje. Pas mūsų klubo narį, Ekroso komandos narį Kęstutį Krakį per pasivažinėjimą, tai, na, į vieną posūkį sukdamas pakėliau bagį 2 ratais. Tai nežinant specifikos, kaip ta pakaba veikia, reikalų prisidaryti labai greitai gali. Na, bet čia panašu šitie dalyviai, kurie važiuoja su šitais bagiais šiandien čia Kėdainiuose, turi pakankamai tos patirties, nestato skerso bagio įvažiavę į posūkį, ta prasme, neteina į šonų, tiesiog remia į vėžę ir važiuoja be jokio kontrapasistatymo, nes, na, kai aš pabandžiau šitą bagį pastatyti su kontrapasistatymu į posūkį, tai, na, 2 ratai atsidūrė ore. Šiaip iš tikrųjų labai įdomi, labai faina technika ir Rokas Baciuška, Dakaro ralio lenktynininkas, tokia yra priskynęs titulų pasaulio čempiono ir Dakaro. Na, norint pajausti šitos technikos malonumą, tai, na, Rokas net ir teikia tokią paslaugą arba driving experience, galime kartu su juo pasivažinėti tokiais bagiais Tauragės apylinkėse, na, ir pajausti tą visą emociją. Na, aišku, jeigu patys turit tokį bagį, tai galbūt ir norėtumėt važiuoti ralio varžybose, reikėtų atsiversti techninius reikalavimus būtent šios klasės, nes, na, ši klasė jau yra tapusi oficiali klasė varžybose ir papildžius originalią konstrukciją šiuo vienu ir kitų saugumo elementų, na, galima galvoti apie važiavimą į Lietuvos čempionatą. Na ir panašu, kad mūsų ekranuose pravažiavęs 81 numeris Paulius Urbonas su Eligijumi Urbonu buvo paskutinieji šio kanalo dalyviai 4. greičio ruože. Dabar visa dalyvių rikiuotė važiuoja arba jau dalis jų yra atvykę į servizo parką. Na, o aš visus žiūrovus stebėjusius šio 4. greičio ruožo transliaciją, kurią mums čia parūpino Videobankas, informuoju, kad mes taip pat transliuosime 5-7 greičio ruožus, tai yra tas pats greičio ruožas važiuojamas 2 kartus, tai mes turėsime realiai nenutrūkstamą transliaciją, ko gero, ir 5. greičio ruožo transliacija prasidės 15 valandų 40 minučių. Taigi susitinkame 15:40 ir pasižiūrėsime, kaip sekasi, o aš per tą laiką tiesiog dalyvių parke pabandysiu susirinkti kuo daugiau informacijos, kas kam sekėsi, kas kam nesisekė. Iki.